22 kartą iš eilės į LKL finalą žengęs Kauno Žalgiris, pasirengęs triumfuoti 5 kartą iš eilės ir net 17 klubų istorijoje. Tačiau Lietuvos Rytas nesiruošia taip lengvai pasiduoti. Sostinės krepšininkai yra nusiteikę galiausiai nutraukti titulų badą, trunkantį nuo 2010-ųjų. Tiesa, norėdami pasidabinti čempionų žiedais, vilniečiai Žalgirį turėtų nugalėti 4 kartus. Tačiau šiame sezone per 5 susitikimus Lietuvos Rytas iškovojo vos 1 pergalę. Mes antroje sezono dalyje tiek žaidžiam kiek kitokį krepšinį ir tiek dviese paskutinėse dvikovose matėt, kad mes rimtai kovojame su jais ir tiek namuose, tiek išvykoje. Ir toks ir panašumas, kad mes esame pakeitę savo krepšinį ir žaidžiame daug geriau dabar. Reguliariajame sezone triumfavę kauniečiai įgijo ir namų aikštės pranašumą. Žalgirio arenoje saviškius palaikyti gali net 15 000 sirgalių. Tuo metu sostinėje finalinės dvikovos bus žaidžiamos Lietuvos Ryto arenoje, talpinančioje net 6 kartus mažiau žiūrovų. Jeigu ateis mūsų daug fanų, ką jie dažniausiai daro, ir mes tikimės, kad jų bus daug, palaikys mus ir savo aikštėje, manau, kad taip mes gausim didelį pranašumą. Aišku, būtų geriau pradėti seriją namie, bet manau, kad kažkiek ties pirmom varžybom gal jiem įtampos kažkiek daugiau, nes tai yra pirmos varžybos, namuose žaidžia ir realiai jie nemanau, kad norėtų per pirmas varžybas praleisti, sakykim, tą pranašumą paleisti, taip kad, o mums pirmos varžybos žaidžiam išvykai, sakykim, manau, kad kažkiek psichologiškai lengviau. Žalgiriečių lyderis Džeimsas Andersonas jau yra pilnai pasirengęs LKL finalui, tačiau dar neaišku, Žalgiriui galės padėti Paulius Jankūnas. Vis tik vilniečių treneris Marcelo Nikola pripažino, kad Žalgirio komanda turi ir daugiau ginklų. Svarbu sustabdyti visą Žalgirio komandą. Jame žaidžia ne vien Andersonas, yra ir Jevtokas, ir Jankūnas, ir Milaknis. Negalima susikoncentruoti ties vienu žaidėju. Labai gaila, kad mūsų kapitonas šiek tiek apsirgo ir be abejo šiandieną jau treniruotę praleis. Labai tikimės, kad tas negalavimas praeis greitai ir jisai galės startuoti. Pirmoji amžinų varžovų dvikova LKL finale jau rytoj 18:30 min. Jaunius Sarapas, Sport 1 žinios.